Sveiki, Unboxing LT ir ant mūsų stalo paketas iš Kinijos, tiksliau iš AliExpress turgaus. Aš taip vadinu, kadangi ten iš tikrųjų yra turgus ir gali nusipirkti viską, ko tau tik tai reikia ir ko tai tau nereikia. Šį kartą man reikėjo šiokių tokių daiktų. Matot, čia kažkokie tai maišeliai nufotografuoti, maždaug parašyta, kad Travel Kits. Kažkas tai skirta kelionėms. Na, neišduosiu kol kas čia tokio, aš tai jau žinau, turbūt jūs ir jau kai pradėjote žiūrėti šitą filmuką jau ir pavadinimą žinot, kas čia tokio. Bet aš nenoriu dabar įsiduoti, pasakyti, oi, kad aš čia žinau, kas čia man atkeliavo. Taip, kad atidarysiu atsargiai. Tokia, geriau jų nesužeisti ir pasižiūrėsim, kasgi čia tokio man atkeliavo. Puikiai supakuota. Keliavo pakankamai greitai, registruotų paštu, va čia va toksai, mėlynas daiktas. Taip, gerai, atidarom, nes čia viskas supakuota į vieną paketą, čia 6 tokie pokai kažko tai, ir tai aš čia viską paaiškinsiu, kas čia per daiktai. Kainavo pakankamai daug, kainą pamatysit. Tai tik atkeliavo irgi, aš iš karto ir įvertinsiu, manau. Va, čia va toks maišelis, toks daiktas. Na, gerai, pradėkime nuo pradžių. Kainą matot, jau rašau aš tą kainą, taip pat matot, kiek laiko keliavo. Ir dabar pakalbėsim. Kadangi aš pakankamai daug važinėju ir praleidžiu daug laiko automobilyje, tai nutariau nusipirkti va tokį va daiktą, tokius va maišelius. Šitie maišeliai atseit yra skirti, jeigu tave labai supykina ar dar kažkas tokio, tai gali juos, paimti ir viską išvengti. Ar mane tai mašina nesupykina, bet aš labai dažnai užsinoriu, trumpam. Gerai, kalbėsim atvirai, sisiot užsinoriu. Ir manau, kad tai labai patogus daiktas, va čia tiesiog taip ir padaryta, kad tu gali važiuodamas sustoti kur nors, ir nėra jeigu kur pasisioti, nenori baudos mokėti, tai gali va tokį pakelį ir išsitrauki ir pasisioji šitą pakelį. Pasisioji ir kaip aš suprantu, kas toliau, toliau jisai kaip turėtų čia ir užsilenkti, užsidaryti. Nelabai įsivaizduoju. Ar reikės gal kažkokia tai instrukcija yra čia. Netgi lenkų kalba parašyta. Taip, lenkų, lietuvių nėra. Net nežinau. Anglų kalba parašyta, kad šitie paketai yra pavojingi ir juos reikia laikyti toliau nuo vaikų. Nelabai suprantu, ką jie ant galvos gali juos susidėti ar kaip. Gerai. Daleiskim, aš pridarau į šitą paketą ir kas toliau, o toliau turbūt nieko. Čia turbūt, kaip mato, čia kažkokie tokie daiktai, jie čia turbūt čia viskas sugeria. Tai jisai turbūt viskas sugers, aš čia jį pridarysiu, o jisai viskas sugers. Žinot kas, viskas iš tikrųjų tvarkoj. Čia yra 6 paketai, reiškia, galėsiu 6 kartus padaryti įsijusiu automobilyje. Tai yra privaryti šitos paketus. Tik tai man nelabai patinka, aš vis tai galvojau, kad jie yra daugkartiniai. Pavyzdžiui, padarai, užlenki, išpili pastoji, kur galima tualete ir po to vėl gali naudoti. Bet kaip matau, kad ne, tiesiog čia kaina pakankamai brangi ir išeis toks dalykas, kad vieną kartą padarai ir išmetė ir viskas baigėsi. Tai netgi nežinau, kiek dabar man jį vertinti, principiai iškart įvertinti galima. Gerai, duosiu 3 žvaigždutes iš 5 galbūt, nors viskas čia tvarkoj su juo. Produktas geras, manau tikrai nepaves bandyti, aš nežinau kada pabandysiu, todėl iš karto noriu įvertinti. Gerai, duodu 3 žvaigždutes iš 5, spręskit jūs patys, ar jums reikia tokių maišelių ar nereikia, man tiesiog suprantat kainą nekokią. Tai yra pardavėjai, duosiu 5 žvaigždutes, viskas tvarkoja, bet filmuke šitame, kurį filmuoju, visgi 3 žvaigždutes iš 5 ir paaiškinu kodėl. Galvojau, kad yra daugkartiniai,
Plus kaina yra pakankamai aukšta, palaukit. Čia kažkas tai kaip ir labai įdomu. Nu gerai, neaišku man. Vienu žodžiu, kaina yra pakankamai aukšta, paketai, kaip matau, ne vienkartiniai. Na tai tiek, ką norėjau, tą parodžiau. Galiu tik tai savo, kaip sakoma, palinkėti gero myžimo į šitos paketus.